Labas vakaras, mėlyjei. Sveikinuosi su jumis šeštadienio vakarą laidoje, mūsų įprastoje laidoje Keliaukime kartu į save. Ir šiandieną pakviesiu jūs į pokalbį apie monodramą. Kas yra monodrama ir kai terapija tampa patyrimu. Ir labai džiaugiuosi jūs matydama antrajame mūsų susitikime Keliaukime kartu į save. Ir praeitą šeštadienį mes kalbėjome apie tuščią kėdę. Ir po mūsų susitikimo pagalvojau, tikriausiai jums gali kilti klausimas, o kas apskritai yra monodrama, kaip jinai vyksta. Jeigu nėra grupės, jeigu nėra kitų žmonių, galinčių atlikti vaidmenis, jeigu terapijos erdvėje esame dviese, klientas ir terapeutas. Todėl šiandien noriu jūs pakviesti susipažinti su monodrama, individualia psichodramos forma. Papasakosiu šiek tiek istorijos, šiek tiek profesinės kelionės ir pasidalysiu viena tikra terapinė istorija. Istorija apie tai, kaip kūnas pradeda kalbėti. Taigi, pradėsime nuo to, koks buvo mano kelias. Mano kelias į monodramą prasidėjo ne nuo knygų, jis prasidėjo nuo žmonių. 2013 metais man teko dalyvauti įgyvendinant tarptautinį projektą Psichodrama ir kūrybiškumo ugdymas laisvės atėmimo vietose. Teko mokytis iš garsių psichodramos mokytojų, supervizorių, kurių dėka pradėjau vesti psichodramos grupės socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. Dirbau įkalinimo įstaigose, dirbau su žmonėmis sergančiais įvairiomis ligomis, jaunimu, įvairiomis bendruomenėmis. Ir kiekviena grupė mane mokė. Ne tik psichodramos, ji mokė mane pagarbos žmogaus gyvenimo istorijai. Tuo pačiu metu vis daugiau žmonių pradėjo kreiptis individualių konsultacijų. Ir mano profesinėme kelyje atsirado klausimas, kaip psichodramos principai gali gyventi individualiame darbe, kai nėra grupės, kai terapinėje erdvėje esame dviese. Tuo metu prasidėjus COVID-19 pandemijai atsirado dar vienas klausimas. Ar tai galima daryti nuotoliniu būdu, per ekraną? Kai klientas yra viename mieste ar šalyje, o terapeutas kitur. Mano klientai patys paskatino mane ieškoti atsakymų. Jie norėjo tęsti terapinį procesą, taip pradėjau dar giliau tyrinėti individualios psichodramos galimybės nuotolinėme darbe. Vėliau individuali terapija ir monodrama tapo svarbia mano kasdieninio profesinio gyvenimo dalimi. Per tuos metus vis aiškiau supratau vieną man labai svarbų dalyką. Žmogui ne visada pakanka papasakoti istoriją. Kartais žmogus savo istoriją yra pasakojęs daugybę kartų. Jis supranta, kas įvyko. Jis žino, kad vaikystėje patyrė atstūmimą. Žino, kad santykiuose bijo būti paliktas. Jis žino, kad jam yra sunku pasakyti ne. Jis žino, kad jis turi nuolat prisitaikyti. Ir net tiksliai gali pasakyti, taip, aš suprantu, kodėl taip elgiuosi. Bet suprasti dar ne visada reiškia patirti pokytį.
Ir būtent čia prasideda mano drama. Kas yra monodrama? Teorinio požiūriu monodrama yra individuali psichodramos forma. Profesinėje literatūroje taip pat galime sutikti terminus one-to-one psichodrama, bipersonal psichodrama arba psichodrama edux. Klasikinė psichodrama pirmiausia vystėsi kaip grupinis metodas. Monodramoje psichodramos principai pritaikomi individualiam procesui, kuriame dalyvauja klientas ir terapeutas. O ką tai reiškia praktiškai? Pokalbyje žmogus dažniausiai pasakoja istoriją, pasakoja savo situaciją. Monodramoje tam tikrų terapinio proceso momentu galime pereiti nuo pasakojimo prie patyrimo ir veiksmo. Tai, kas iki tol buvo žmogaus viduje, terapinėje erdvėje gali įgyti formą, vietą, balsą, santykį. Monodrama nėra teatras ir nėra spektaklis ir žmogui nereikia mokėti vaidinti. Psichodramoje vaidmuo suprantamas daug plačiau. Moreno vaidmenį siejo su žmogaus funkcionavimo forma konkrečioje situacijoje. Mes visi gyvenime turime daugybę vaidmenų. Esame vaikai, tėvai, partneriai, darbuotojai, draugai, vadovai. Tačiau žmogus turi ir tam tikrus reagavimo būdus, kai kurie jų susiformavo labai seniai. Tam tikroje situacijoje, tam tikrame santykyje, tam tikrame gyvenimo laikotarpyje ar etape. Galbūt tuo metu toks reagavimo būdas buvo reikalingas, nes jis padėjo prisitaikyti, išgyventi, apsaugoti save, išgyventi emociškai, gal net ir fiziškai. Tačiau gyvenimas pasikeitė, o senas reagavimo būdas kartais liko. Savo baigiamajame psichodramos darbe daug dėmesio skyriau vaidmens teorijai ir vaidmens analizai. Nes kartais žmogus galvoja, problema yra tas žmogus. Bet keičiasi partneriai, keičiasi darbovietės, keičiasi vadovai, keičiasi gyvenimo aplinkybės, keičiasi net žmogaus gyvenamoji vieta, o žmogus staiga pastebi, aš ir vėl jaučiuosi taip pat. Aš ir vėl bijau būti atstumtas, aš ir vėl prisitaikau. Aš ir vėl tyliu. Aš ir vėl nepasakau, ko noriu. Ir tada kyla labai svarbus klausimas, kas kartojasi ne tik aplink mane, bet ir mano reagavimo būduose, kaip aš reaguoju, kaip aš elgiuosi. Ir čia terapija susitinka su praktika. Monodramoje mes ne tik kalbame apie gyvenimo modelį, galime jį tyrinėti patyrimiškai, pamatyti iš kitos perspektyvos ir saugioje terapinėje erdvėje ieškoti naujos galimybės. Moreno spontaniškumą siejo su gebėjimu atrasti naują atsaką senoje situacijoje arba adekvatų atsaką naujoje situacijoje. Man tai yra viena svarbiausių psichodramos minčių. Mes negalime pakeisti to, kas įvyko, bet mes galime tyrinėti, ar šiandien vis dar turime reaguoti taip, kaip reagavome vakar. Kad monodrama neliktų tik teorinis žodis arba žinios, noriu trumpai papasakoti vieną tikrą terapinę istoriją. Klientė davė aiškų sutikimą anonimiškai pasidalyti savo terapinę patirtimi edukaciniais tikslais, kai kurios detalės pakeistos siekiant apsaugoti jos privatumą. Į mane ji kreipėsi dėl nuolatinių panikos atakų, stipraus nerimo ir agrofobijos. Agrofobija tai baimė išeiti iš namų. Jos kūnas kalbėjo labai stipriai.
naktiniai prabudimai, stiprus širdies plakimas, pykinimas, rankos tirpimas, baimė prarasti kontrolę. Terapinio proceso metu mes nepradėjome nuo bandymo kuo greičiau nutildyti kūną, nes kūnas pats bandė kalbėti. Mes pradėjome nuo to, kas tuo metu buvo gyva susitikime, nuo jos patirties ir nuo jos kūno. Monodramos procese pradėjo ryškėti 3 svarbus vidiniai vaidmenys – mokytoja, saugotoja, kontrolierė. Iš pirmo žvilgsnio galėjo atrodyti, kad šie vaidmenys klientę riboja, kad jie trukdo, kad juos reikėtų pašalinti. Tačiau terapinėme procese pradėjo ryškėti kita jos pusė. Kiekvienas iš šių vaidmenų turėjo savo istoriją ir kiekvienas savaip buvo susijęs su bandymu ją apsaugoti. Kartais tai, su kuo žmogus daugelį metų kovoja savyje, nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Vėliau monodramoje atsirado dar vienas vaidmuo – ateities aš. Ramesnė, laisvesnė, labiau pasitikinti savimi. Ir vyko labai svarbus poslinkis. Klientė pradėjo kalbėti ne tik apie tai, nuo ko ji bėga, ji pradėjo kalbėti apie tai, į ką ji eina. Po terapijos klientė pasakė, nors tai buvo mano pačios balsas, jo buvo daug lengviau patikėti. Ir man atrodo, kad šiame sakinyje yra labai daug monodramos esmės. Kartais mes daug ką apie save žinome. Bet viena yra žinoti, kita išgirsti, pamatyti ir patirti. Savo baigiamajame psichodramos darbe naudojau vieną man labai artimą palyginimą. Klasikinės grupinės psichodramos kelionę galima įsivaizduoti kaip spiralę. Iš dabarties judame gilyn, kartais susitinkame su praeities patirtimi ir vėl grįžtame į dabartį. O individualus terapinis procesas gali priminti daugybę persipinančių žmogaus gyvenimo siūlų. Vieną savaitę išryškėja santykis su mama, kita baimė, dar kita partnerystė, savivertė, kūno reakcija. Ir kartais tik po kurio laiko žmogus pamato, šie siūlai susijungia. Individualiame darbe nereikia visko išspręsti per vieną sesiją. Kartais vyksta veiksmas, kartais refleksija, kartais žmogus tik ruošiasi gilesniam darbui. Ir man labai svarbu ne tai, kiek technikų terapeutas suspėja panaudoti, man svarbu būti su žmogumi jo procese. Moreno psichodramą matė kaip savotišką gyvenimo laboratoriją ir ši mintis man labai artima. Terapijoje galima ne tik suprasti seną reakciją, galime tyrinėti naują galimybę. Jeigu visą gyvenimą tylėjau, ar galiu atrasti savo balsą? Jeigu visada pirmiausia rinkausi kitus, ar galiu pastebėti save? Jeigu seniau tikiu, kad esu nepakankamas, ar galiu pradėti tyrinėti, iš kur atsirado šis mano įsitikinimas? Ne tam, kad ištrintume savo istoriją, bet tam, kad istorija nebūtų vienintelis mūsų ateities scenarijus. Ir būtent dėl to noriu šiandien trumpai pakviesti jūs į dar vieną mano kuriamą patyriminę kelionę. Ji vadinasi 7 energijos individualizacijos kelias per čakrų simboliką. Kodėl apie ją kalbu būtent šiandien, kalbėdama apie monodramą?
Nes programos filosofija yra ta pati man labai svarbi mintis. Žmogus keičiasi ne tada, kai sužino daugiau. Žmogus keičiasi tada, kai naujai patiria save. 7 energijos nėra dar vienas seminaras apie čakras. Tai nėra reiki mokymai ir tai nėra analitinės psichologijos studijų kursas. Tai mano autorinė 7 savaičių psichologinė kelionė įkvėpta Karlo Jungo analitinės psichologijos įžvalgų, kurioje čakrų simbolika tampa psichologinės raidos, vidinės transformacijos ir individualizacijos proceso žemėlapiu. 7 savaitės keliausime per skirtingų žmogaus vidinio pasaulio temas – saugumą, kūną, giminę, emocijas, santykius, savivertę, asmeninę galią, meilę, ryšį, balsą, tiesą, intuiciją ir galiausiai į savastį bei gyvenimo prasmę. Programoje susitiks psichodrama, psichogenealogija, transgeneracinė terapija, Jungo analitinės psichologinės įžvalgos, spalvų psichodinamika, Veriditas labirintų metodika, Riki Mercar vedamos meditacijos ir kūno įsisąmonimo praktikos. Prieš kiekvieną susitikimą dalyviai gaus vaizdo paskaitą, o gyvose online susitikimuose teorijos nebedėstysime. Mes patirsime, reflektuosime, tyrinėsime ir integruosime. Programos puslapyje būtent taip atskiriama vaizdo teorinė dalis nuo gyvų online susitikimų, skirtų patyrimui, refleksijai ir integracijai. Programa prasideda šių metų rugpjūčio 3 dieną ir trunka 7 savaitės. Pirmoji grupė prasideda rugpjūčio 3. Sąmoningai renkuosi mažą grupę, nedaugiau kaip 10 žmonių. Jeigu klausydami šiandienos pokalbio pagalvojate, aš daug kas apie save suprantu, bet galbūt noriu save patirti kitaip, galbūt ši kelionė yra kvietimas jums. Daugiau informacijos apie programą ir registraciją rasite mano svetainėje. Skiltyje psichologiniai seminarai, 7 energijos, programos aprašymas ir registracija. O visą šiandien trumpai pristatytą klientės istoriją galite perskaityti mano svetainėje. Ji vadinasi Kai kūnas kalba, mano dramos kelionė iš panikos į vidinę šviesą. Kitose keliausime kartu į save susitikimuose, mes toliau pažinsime psichodramos pasaulį, kalbėsime apie vaidmenų keitimą, dubliavimą, veidrodį, perteklinę realybę, surplus reality ir kitus psichodramos metodus. Jeigu klausydami šiandienos pokalbio atpažinote save, savo santykių istoriją ar pasikartojančius gyvenimo modelius ir jaučiate, kad norėtume tai tyrinėti, pasinerti, kviečiu registruotis į individualias terapijos sesijas arba porų terapiją. Dirbu nuotoliu, daugiau informacijos apie tai galite rasti mano svetainėje individuali terapija arba porų terapija, registracija jai. Ačiū, kad keliaujate kartu. Kiekvieną savaitę kviečiu stabtelti, pažvelgti giliau į save ir augti mažais, bet prasmingais žingsniais. Keliaukime kartu į save per patyrimą, per simbolius, per santykį, link savasties. Su jumis buvo Rūta Janulevičienė, autorinės integracinės metodikos 7 energijos autorė, psichogenealogijos ir transgeneracinės terapijos praktikė, psichodramos vadovo praktikė, Jungo analitinės psichologijos idėjomis grįstų patyriminių programų kūrėja, Veriditas labirintų fasilitatorė, Kala Psychodynamics praktikė, Riki Mercar meistrė mokytoja, Karūna Riki meistrė mokytoja. Iki kitos mūsų kelionės. Ačiū Jums, kurie buvote kartu su manimi.
ir iki pasimatymo kitą savaitę.